Uždarysime Liepą, kokiais pradėsime rugpjūtį. Visko pasiteirausiu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vyresniausios sinoptikės Inetos Daunoravičiūtės. Labas rytas, Ineta. Labas rytas. Mielai, Ineta, tai pirmiausia, kaipgi mes tą Liepą baiginėjame, su kuo orų atžvilgiu susidurėme dabar ir galų gale ar ta vasara jau pakankamai įsibėgėjo? Taip, tikrai įsibėgėjo ir Liepos pabaigoje jau tuoj pat sugrįžta šiltesni, galima sakyti net ir karštesni orai. Ir dabar šių 2 mėnesių sandoroje ir Liepos paskutinę savaitę, rugpjūčio 1 savaitę yra pasiekiamas vasaros pikas. Na, statistiškai ir išmatuota, kad per 30 metų tas pats šilčiausias vasaros laikotarpis yra būtent dabar. Turime pačias aukščiausias oro temperatūras fiksuojamas. Na, tai žinoma, skirtingais metais tos orų situacijos nevienodos, bet šiemet panašu, kad irgi bus labai viskas panašu, nes grįžta šiluma, grįžta šiltesni orai. Ir rugpjūtis, na tai žinoma, dar visas vasaros mėnuo lieka priešakyje ir bent jau kalendorinės vasaros turėsime dar 1 mėnesį, bet meteorologinė vasara tikrai dar gali prasitęsti ir rugsėjį, kaip ir turime pastaraisiais metais. Tai rugpjūtis esame tikrai visokiausių rugpjūčio mėnesių turėję, bet pati šilčiausia rugpjūčio mėnesio diena tai yra išmatuota prieš 11 metų, kuomet rugpjūčio 8 dieną temperatūra pakilo pietiniuose šalies rajonuose ir iki 37,4 laipsnių karščio. Tai ir karštų dienų esam turėję ir rugpjūčio 2 pusėje prieš keletą metų, tai šis mėnuo mus dar tikrai gali viskuom nustebinti. Na, bet visa ši vasara keliauja banguojančiais, permainingais orais, tai tokie numatoma ir ši savaitė. Sugrįžta šiluma, bet su ja sugrįžta ir tokie neramesni orai ir vėlgi tos trumpos liūtys. Tai kalbant apie vasaros sugrįžimą ir apie karščio sugrįžimą, tai visų pirma pažiūrėkime į terminio lauko žemėlapį. Tai jau visoje Europoje tikrai įsivyravo labai šilti orai. Kiek vėsiau yra ties Skandinavija, nuo Šiaurės jūros čia toks vėsesnis oras yra ties Britų salynų ir Norvegija, bet visur kitur plūsta šiluma, tai kaip ir įprasta, ta šiluma atkeliauja iš pietvakarių Europos. Tai raudona spalva rodo, kad jau vidurio Europoje plūsta šiltesnė oro masė, tai grįžo karščio banga į Ispaniją, į Prancūziją ir ši šiluma plūsta ir į mūsų regioną, tai šiomis dienomis ta raudona spalva rodo, kad ir ties Baltijos jūra ir ties mūsų regionu irgi bus sugrįžta tokie šiltesni, karštesni orai ir plūsta šiluma. Bet tiesa, ji neužsibus ir tos pačios karščiausios dienos labai greitai praslinks, tai rytoj temperatūra virš 30 laipsnių turėtų pakilti ir po to jau ta šiluma atsitraukia. Tai dar kalbant apie šiandien, apie ketvirtadienio dieną, tai stiprėja anticiklonas, aukšto slėgio sistema virš Lietuvos. Tai dabar dar ryto valandomis nemažai tokių tankesnių debesų yra danguje, atrodo, kad iš jų gali ir palynoti, bet jokio lietaus šiandien nenumatoma, tie debesis turėtų sparčiai sklaidytis ir įsivyrus nepastovus debesuotumas, vėjas taip pat šiandien bus visiškai silpnas, tai nurimus vėjui prasisklaidžius debesims ir atkeliavus šiltesniai oro masiai, temperatūra sparčiai kils ir šiandien jau turėtų sušilti iki 24–29 laipsnių šilumos, tai karščiausia diena bus šiandien pietvakariniuose šalies rajonuose. Penktadienio naktį šis aukšto slėgio laukas truputį pasislenka į rytus, bet ir toliau lemia mūsų tokius ramius orus, tai naktis vėl numatoma mažai debesuota, visiškai be lietaus, pasisuks pietryčių krypties nestiprus vėjas ir temperatūra nakties metu nukris iki 12–17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną orai pradės keistis, tai ši aukšto slėgio sistema slenkasi tolyn į rytus ir į jos vietą atkeliauja jau ciklonas iš vakarų kartu su šaltuoju atmosferos frontu. Tai penktadienio dieną irgi toliau laikysis nepastovus debesuotumas, o popietinėmis valandomis prasidės kamuolinių debesų formavimasis. Taigi, kaip ir matome žemėlapyje, daugelį šalies vietovių ims formuotis trumpos liūtys, lydimos krušos, kai kur ir perkūnija sugriaudės, taip pat ir vėjo gūsiai per perkūniją sustiprės, tai tokie neramumai prasidės popietinėmis valandomis, o temperatūra bus aukšta, tai jau šils iki 27–32 laipsnių karščio, karščiausia diena bus pietų Lietuvoje ir kiek gaiviau bus ties pajūriu čia, tai 23–26 laipsnių šilumos.
Toliau šeštadienio naktį šie lietūs traukėsi, tai pirmoje nakties pusėje dar kai kur šiaurės rytų Lietuvoje palynos ir vėliau jau ryto valandomis nauja lietaus zona kyla iš pietvakarių ir vėlgi pietvakariniuose šalies rajonuose ryto valandomis palis. Tai vietomis su lietumi nakties metu vėjas išsilaiko besikeičiančios krypties vidutinis ir temperatūra vėl tarp 12–17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną dar viena tokia nerami diena ir orai permainingi, tai ir toliau iš pietų, iš pietvakarių kyla tas ciklonas, žemo slėgio sūkurys ir atneša mums tokius neramius orus. Tai vėlgi daugelį šalies vietovių turėtų formuotis trumpos liūtys, lydimos perkūnijų, kai kur vėl yra galima kruša ir per perkūniją turėtų sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai. Tai visas kompleksas reiškinių ir temperatūra išsilaiko vasariška ir toliau tarp 22–27 laipsnių šilumos, tai tas 30 laipsnių karštis jau penktadienio dieną atsitraukia ir šeštadienio dieną bus keliais laipsniais gaiviau. Na ir ties pajūriu tai tikrai dar gaiviau, ten tik tais apie 20 laipsnių. Sekmadienio naktį šie lietūs labai greitai pasitraukia, tai dar pirmoje nakties pusėje kai kur pietrytiniuose rajonuose gali šiek tiek palynoti, bet vėliau dangus pragiedrės, viskas nurims, tai nepastoviai debesuotas dangus išsilaikys, lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Antroje nakties pusėje vietomis gali tvyruoti rūkas, na ir vėjas pūs daugiau vakarinių krypčių, irgi srautas, tai vidutinio stiprumo, temperatūra kris iki 11–16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną malonios džiugios orų permainos, tai ciklonas pasitraukė ir iš vakarų stiprėja aukšto slėgio sistema virš Lietuvos, tai sekmadienio dieną jau galėsime džiaugtis saulėtais, ramiais ir sausesniais orais, tai lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė. Vėjas pūs vakarinių krypčių irgi vidutinio stiprumo, o temperatūra vėl kils iki malonių 22–27 laipsnių šilumos, truputį bus gaiviau tik ties pajūriu, ten apie 19–21 laipsnį. Na ir po sekmadienio naują savaitę pradėsime kol kas dar labai panašiais orais, tai pirmadienio naktį anticiklonas visiškai ties Lietuvą, tai dangus turėtų būti giedras, naktis sausa, vėjas taip pat nestiprus, na ir pragiedrėjus temperatūra kris kiek sparčiau, tai apie 10–15 laipsnių šilumos turėtų būti. Ir pirmadienio dieną ši aukšto slėgio sistema toliau virš mūsų regiono, jos centras, tai vadinasi, kad vėl laukia gražų, saulėti ir sausi orai, jokio lietaus nematyti dar kol kas, vėjas visiškai silpnas, na ir temperatūra dienos metu kils iki 21–26 laipsnių šilumos, tai maloni vasariška diena. Na ir permainos prasideda antradienį. Tai jau antradienį iš vakarų artėja dar vienas naujas ciklonas, tai nakties metu jau vietomis palynos vakariniuose rajonuose, o dieną, kaip matome, daugelį šalies vietovių, na išskyrus galbūt pietinius rajonus, keliauja vėl trumpas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija. Na, temperatūra labai panaši, tai nakties metu tarp 11–16, o antradienio dieną plūstels dar šiek tiek šiluma iš pietų, tokia nauja banga, tai turėtų vėl šilti ir iki 23–28 laipsnių šilumos. Ir kitos savaitės viduryje šis ciklonas labai sparčiai traukėsi į šiaurę, tai lietinga turėtų būti trečiadienio naktis, o trečiadienio dieną jau ciklonas traukėsi ir vėl stiprėja aukštesnio slėgio laukas, tai jau lietaus tik tais pietiniuose šalies rajonuose ir kitur jau tokia sausesnė diena. Tai trumpi lietūs, na taip, keliauja tiek antradienį, tiek trečiadienį ir kartu plūsta tikrai labai šilti orai, tai jeigu sekmadienį ir pirmadienį tokia vasariškai, na tokia temperatūra apie 21–26, tai nuo antradienio vėl šilčiau ir jau kitos savaitės viduryje turėtų grįžti karštesni orai apie 25–30 laipsnių karščio. Tai artimiausią savaitę to vėl pasižymės tokiais banguojančiais, bet tikrai vasariškais ir šiltais orais.